Labas, Gabija. O, labas. Noriu užduoti tau kelis klausimus. Gal turi kelias minutės? Žinoma. Kiek laiko dirbi Eurovaistinėje? Eurovaistinėje dirbu 3 metus. O kada supratai, kad nori būti vaistininkė? Kad noriu būti vaistininkė, supratau tik studijoms einant į pabaigą, kai 5 kurse praktikos metu pamačiau, koks artimas vaistininko ir paciento ryšys, o tai labai mane sužavėjo. Kokias 3 savybės turėtų turėti geras farmacijos profesionalas? Manau, jog kantrybė, norą padėti kitam ir empatija. Ką tau reiškia čia galima? Čia galima labai daug dalykų, tačiau man asmeniškai labai svarbu, jog čia galima tobulėti. Čia yra labai daug mokymų, kurie gali padėti tau tobulėti ir profesinėme kelyje, ir kaip asmenybei. Taip pat čia yra ypatingai didelė komanda, kuri yra to pasiryžusi padėti. Koks įgūdis iš šio darbo tau praverčia kasdieninėme gyvenime? Manau tikrai, jog tvarka, nes kiekvienas daiktas namuose dabar turi savo vietą. Džiaugiuosi dėl vieno, kad nereikia užrašyti ant pakuotės, kaip vartoti vaistą, nes galiu tai padaryti ir pasakyti pati. O gal yra koks vaistinės produktas, kurį pati naudoji kasdieną? Kiekvieną dieną namuose naudoju vaistažolių arbatas, kurios man padeda atsipalaiduoti po ilgos ir sunkios darbo dienos. Tai ypatingai mėgstu mėtų ir melisų arbatas. O kaip jaučiasi naujokai atėję dirbti į Eurovaistinę? Noriu pasidžiaugti, jog 2 metus iš eilės jau turim praktikantus, kurie nori pasilikti dirbti po praktikos mūsų vaistinėje. Tai manau, tai labai geras įrodymas, jog čia dirbti tikrai gera. Na ir 3 žodžiais apibūdink savo komandą. Mano komandą galėčiau apibūdinti taip, kaip apibūdinu gerą vaistininką. Tai empatiškas, pasiryžęs padėti ir labai pozityvus. Tai mano komanda tikrai tokia. O kokį dalyką norėtum, kad apie Eurovaistinę žinotų visi? Kad čia dirbti labai gerą. Ir galiausiai, jei turėtum apibūdinti savo darbą vienu sakiniu, koks jis būtų? Norėčiau pabrėžti, jog vaistininko darbas man nėra darbas. Aš daugiau tai apibūdinu kaip gyvenimo būdą, nes noras padėti kitam yra tikrai gyvenimo būdas. Šaunu, ačiū tau, iki. Ačiū, iki.